Labadiena, mielosios, sveikinu su moters diena ir pavasariu. Esu Dalia Braziulytė, psichologė, egiptologė, aromakologė ir šiandieną noriu Jums pristatyti mano autorinę aromaterapinės kosmetikos kolekciją Nefertumo sodas. Pradėsiu nuo veido priežiūros linijos. Štai pirmiausiai noriu papasakoti apie produktą, kurį pamėgo daugelis mano nuolatinių klienčių. Tai yra aromaterapinis regeneruojantis rožių serumas veidui. Tai yra tokios lengvos tekstūros serumas, maitinantis, drėkinantis, turintis daugiau kaip 30 komponentų, vienas iš mano sudėtingiausių gaminamų aromaterapinių preparatų. Detalesnę sudėtį galite pasiskaityti laiške, kurį siunčiu arba mano Facebooko puslapyje. Šį serumą galima naudoti kaip dieninį veido kremą arba, jeigu jau visiškai teisingai, tuomet patepus serumu ir palaukus, kol jis susigers, toliau galima naudoti aromaterapinius veido kremus. Tai būtų žibuoklių kremas arba nerolio kremas veidui. Tačiau yra kolegių, kurios labai vertina šį serumą kaip pagrindinį preparatą veido priežiūrai, naudoja ryte ir vakare. Aš pati dekoratyvinės kosmetikos nelabai naudoju, bet merginos sako, kad ant šito serumo puikiai laikosi krempudra ir makiažas ir jisai švelniai kvepia rožėmis. Toliau patepę serumu, po kelių minučių ant viršaus galime veiduką patepti aromaterapiniu regeneruojančiu žibuoklių kremu veidui. Šio kremo sudėtyje yra našlaičių absoliutas arba žibuoklių absoliutas, labai prabangus preparatas ir kiti eteriniai aliejai, kuriuos atvežiau iš Egipto. Kremo konsistencija tokia yra lengva, bet jis yra daugiau maitinantis negu drėkinantis. Galima naudoti ir ryte, ir vakare. Jei užtepsite kremą keletą kartų su kelių minučių pertrauka, pavyzdžiui, eidamos miegoti, galbūt patepėt serumu, po to kremu, ir visai prieš pat užmiegant dar kartą veidą patepėt kremu, tuomet jis suveiks kaip regeneruojanti naktinė kaukė. Iš ryto veidas bus labai švelnus, pamaitintas. Visi šitie preparatai labai greitai įsigeria ir nepalieka okluzijos. Tai yra tokio riebalinio sluoksnio, kuris užkemša poras ir priverčia veidą prakaituoti. Arba, jeigu ne žibuoklių kremą, galite naudoti aromaterapinį regeneruojantį nerolio kremą veidui. Nerolis, kaip žinia, yra karčiavaisių apelsinmedžių žiedų distiliatas. Ir šitame kreme taip pat yra labai sudėtingi komponentai. Tame tarpe yra egiptietiškas nerolio eterinis aliejus ir absoliutas. Čia yra daug prieš uždegiminių komponentų. Kremo konsistencija tokia švelni, lengva, greitai susigeria, gelsva spalva, galbūt kamera truputėlį iškreipia spalvą, jinai tokia gelsvai balkšva spalva, yra dėl karoteno, kadangi į sudėtį įeina morkų sėklų infuzinis aliejus fitolis ir eterinis morkų sėklų aliejus, kuris pasižymi prieš uždegiminių poveikių. Šis kremas dieviškai kvepia nerolių, žiedų, gėlių kvapai, aromatai, jie balansuoja mūsų širdies či, mažina visokiausias nervinės įtampas, gydo liūdesį, depresiją, taip kad šalia kosmetologinio poveikio šis kremas taip pat pasižymi
ir psichologiniu poveikiu. Taigi šiuo metu, kalbant apie veido priežiūros preparatus, turiu regeneruojantį rožių serumą veidui, žibuoklių maitinantį regeneruojantį ir nerolio maitinantį regeneruojantį kremą. Na, o jei norėtumėte dar riebesnio, dar labiau maitinančio preparato, tuomet siūlyčiau aromaterapinį sviestą, kurį pavadinau Amžinasis Egiptas. Tai yra taip pat naujas preparatas, pasižiūrėkit, kokias gražias etiketes mano kosmetikos linijai sukūrė Sigutė Ach, mūsų mylima menininkė. Ji taip pat naudoja mano aromaterapinę kosmetiką ir kartą man tiesiog parašė, Dalyte, turėdama šitas dėžutes ir buteliukus vonioje, noriu, kad jie puoštų mano vonę, taip kad nusprendė sukurti tokias puošnias etiketės. Taigi, kūno sviestas, jis yra tokios tirštos konsistencijos, jos sudėti įeina šijas sviestas, taip pat mango sviestas, daug augalinių aliejų ir patikėkit, šis preparatas kvepia nuostabiai. Jį kvepinau egiptietiškais konkretais. Konkretas yra toksai tarpinis aromaterapinis produktas, kurį gaunam distiliuodami trapių augalų esencijas, tokius kaip gardenija, nerolis, jazminas. Taip kad šitą sviestą kvepinau augaliniais konkretais ir eteriniais aliejais. Nors pavadinau kūno sviestas, bet jį galima drąsiai tepti kaip labai tokį apsauginį maitinantį kremą veidui, jisai labai greitai įsigeria ir tiesiog gali būti naudojamas kaip lipidų šaltinis. Čia pat yra ir monoide taiti. Monojos aliejus, tai yra šalto spaudimo kokosų aliejus, kuriame buvo maceruoti gardenijų žiedai. Aš dar monoide taiti iškvepinu gardenijos eterinių aliejų ir absoliutų, kad tiesiog erotiškiau kvepėtų, ilgesnis būtų šleifas. Ir šį preparatą taip pat galima naudoti ir kaip veido priežiūros preparatą. Monoide taiti yra labai skalsus, mažo gabalėlio užtenka, kad iškvepintume ir pateptume visą kūną. Kaip tokį nuolatinį veido priežiūros preparatą, galbūt labiau siūlyčiau naudoti šiuos profesionalius kremus, bet jeigu kelionėje arba tiesiog kokią dieną norėsite kažko kito, tokio erotiškesnio, labiau išdykusio, galite naudoti kaip veido preparatą ir šį monoide taiti gardeniją. Na, o čia yra aromaterapiniai lūpų balzamai. Štai tokiuose gražiuose buteliukuose, penaluose, negėda ir iš rankinės išsitraukti arba kažkam padovanoti. Šita talpa kainuoja 20 eurų, bet turiu ir pigesnius, truputėlį mažesnius tokius lūpų balzamus, štai tokiuose penaluose arba štai tokiuose mažose dėžutėse. Jei, sakysim, norėtų vyras naudoti lūpų balzamą, galbūt žmogui bus nepatogu išsitraukti tokią moterišką grožybę ir tuomet laisvai gali naudoti balzamą štai tokioje dėžutėje. Balzamas taip pat yra su augaliniais sviestais, jis netgi turi šiek tiek putlinantį poveikį, kadangi jo sudėtyje yra
rožių eterinis aliejus, greipfrutų aliejus patepus ant lūpų, jausit tokį lengvą poskonį, labai tinka prancūziškiem bučiniam. Na, o jei puola herpes virusas, šitas balzamas padės lūpų odai neišsausėti ir regeneruotis po to, kai pūslelės nustos kilti. Taigi, mielosios, linkiu grožio jūsų veidui ir štai kviečiu išbandyti panaudoti šiuos veido priežiūros preparatus. Aš pati juos reguliariai naudoju. Dažnai draugai, studentai, klientai klausia, kaip pavyksta išlaikyti tą veido odą tokioj būsenoj, nežiūrint amžiaus, bet iš tikrųjų esu ištikima aromaterapijai, bet ir tikrai dešimtmečius naudoju tik tai natūralius preparatus. Aromaterapinė veido priežiūros kosmetika yra labai dėkinga tuo, kad be abejo truputėlį reikia kantrybės. Veido oda priklausomai nuo amžiaus ląstelės regeneruojasi maždaug per 26-28 dienas, šiek tiek ilgiau. Tai tiesiog reikia naudoti apie mėnesį laiko, kad jūs pamatytumėt rezultatą, bet tas rezultatas bus išties stabilus, tai bus tiesiog įmaitinta, sudrėkinta su tokia sveika, stabilia šarminė rūgštinė mantija, sveika, švytinti, geros cirkuliacijos oda. Ir panaudojusios šią kosmetiką mėnesį ir daugiau, jūs pamatysite, kad jei kokį kartą nusiprausite ir pamiršite pasitepti kremo, nieko baisaus neatsitiks. Taip elgiasi sveika oda, kuomet ji būna gerai primaitinta.